Sveiki, šiandien parodysiu, kaip sėju su kaišteliais. Labai sugalvojau, kad reikia pasisėti kelių rūšių, po vieną rastelį pasibandyti. Čia yra česnatas, lipšnioji skujagalvė lietuviškai ir čia yra Golden Oyster citrininė kreivabudė. Tai va, jinai tokia labai agresyvi, tai va netgi taip atrodo pakankamai išsiplėtusi stipriai pakelėje. Manau, bus pats tas sėjai. Tai va, reikės su kaišteliais yra šiek tiek paprasčiau tuo, kad nereikia specialių įrankių. Tai iš esmės naudosim grąžtelį. Aš turiu grąžtelį su stabdžiu. Tiesiog atsimatuojat kiek reikia, užsiveržėt ir tada visą laiką vienodas skyles darysit. Atsimatuoti paprasčiausiai yra pasižiūrėti, kokio aukščio yra kaištelis, prisidėti tiesiog ir kokį milimetrą vieną užleisti, kad šiek tiek būtų įsikalto lygiai, nepadaryti mažesnio. Jeigu neturite stabdžio, tai galite tiesiog pasižymėti su lipnia juosta ir taip išsisukti. Tai va, na ir padarysim skylutės, reikės plaktuko įkalti, aš naudoju tokį guminį, man šiek tiek patogiau su tokiu, jeigu gausite pirštą, mažiau skaudės. Tai va, na ir po to užvaškuosim, kaip matote, jau gurguliuoja pas mane. Darausi 2 indukus, kad būtų patogiau, vienam tirpsta vaškas, kitą naudoju, kai šitas baigėsi, jau kitas būna ištirpęs. Nu ką, ir turiu porą rastų. Pirmą pasisėsim mažesnį, citrininės kreivabudės. Taip. Naudoju seną ožį turėjau, ne pats idealiausias variantas, nu bet jau ką turi po ranką, tą naudoji. Ir pasidariau tokį lentą su ratukais. Šiek tiek ratukai per dideli, bet irgi turėjau, negi pirksiu dabar, kai yra. Ir ratukai ką duoda, kad galima labai patogiai sukinėti su viena ranka. Tai jeigu daugiau rastelių daro, tai tikrai verta investuoti į tokį pasidarimą. Jeigu ten 2 rastelius kaip aš, aišku, galit ir belenkaip. Vašką būtų gerai aukščiau, bet kadangi 2 rastus darau, tai čia labai nesiruošiau. Tai va, darom skylutes. Su kaišteliais minusas tame, kad nėra varianto pasidaryti ant kampinio šlifuoklio. Tai automatiškai lėčiau darosi skylės ir labai svarbu gerai išsivalyti skylės. Ta prasme, kad jeigu vieną kartą pragręšit ir liks kažkokių gabaliukų, bus sunku įkalti. Taigi bent jau 3 kartus reikia pravalyti. Čia pakeliai yra 30 vienetų, todėl bandysim taip ir pasidaryti 30 skylių. Per daug negerai, nes liks tuščios skylės. Pasidariau vieną eilę, 9 skylės, sukam rastą ir jeigu vieną skylę pradėjom nuo krašto, sekančią stengiamės daryti šiek tiek toliau nuo krašto per vidurį tarp šitų skylių. Na va, skylės pasidarėm. Vien dėl to, kad skylės truputį užtrunka ilgiau daryti, man labiau patinka pjuvenos. Na, bet kaištelių pliusas tame, kad
nereikia įrankių ir yra mažos pakuotės, kur galit pasidaryti po vieną rastelį. Nu, imam kaištelį ir kalam į skylutę. Nu va, lygiai surastu, viskas, imam kitą. Na, gerai pasiskaičiavau, liko 3 kaišteliai, specialiai pasilikau, nes man patinka į galus rąstų padaryti po 1-2 skylės, kai toks plonas rąstas, tai ir vienos užtektų, bet kadangi 3 kaišteliai, padarysim 3 skylės. Ką tai duoda? Tai apsaugo, šitoj vietoj tada grybiena greičiau išplis, kadangi turi kaištelį ir šiek tiek užvaškuosim, taigi bus papildoma apsauga galų į rąsto ir grybiena greičiau išplis ir pati apsisaugos nuo kenkėjų. Na va, visas skylės įsivaliau puikiai, nebuvo jokių kliučių, viskas sulindo, niekas nenulūžo, nes dažnai pasitaiko, kad kalant, jeigu neišsivaliai, susikala iki pusės, nulūžta kaištelis, tada reikia nugramdyti. Bet šį kartą viskas pavyko puikiai. Tai va, ties adrėlę graštelį naudoju 6 mm. Tokie dydžio yra kaišteliai. Nenaudokit 7 ar 8, kad būtų lengviau sukalti, nes turi būti labai standžiai įkalta, kad būtų geras sąlytis su medžiu. Tada grybiena greičiau išplis. O jeigu bus labai tabaluosas kaištelis, tai iš vis gali nepereiti medį. Nu ką, liko užvaškuoti. Naudoju standartinį teptuką. Kaišteliam gal jisai ir per didelis. Bet darbą padarys. Mums svarbu padengti bent plonu sluoksniu, kad tas kaištelis nedžiūtų. Ir jeigu yra kažkokie pažeidimai, nupjovimai, galite irgi patepti vašku papildomą apsaugą. Kaišteliam nėra jau taip būtina vaškuoti, galima išsisukti ir be jo. Siūlyčiau bent tada patepti kokiu nors tepalų sodo, kad tiesiog susidarytų vis tiek kažkoks tai sluoksniukas. Jeigu jau labai nesigauna. Tik tai su sodo tepalais yra pavojus tame, kad ten gali būti kažkokių antigrybelinių medžiagų. Tada jau yra, kaip sakant, pavojus, kad sunaikins mūsų grybieną. Geriausia yra patikrintas laiko vaškas. Čia pas mane yra specialus sodininkų vaškas. Bet iš esmės galima naudoti ir bičių vašką, jis puikiai tinka. Iš bėdos galima naudoti ir parafiną, tik tai su parafinu būna problema, kad jis kai kurie yra labai trapus ir labai greit nubyra. O jų yra rūšių labai daug, tai labai sunku pasakyti, kuris tinkamas. Nu, bet kaip minėjau, kaišteliam tai nėra pats esminis dalykas. Naudojant pjuvenas jau yra būtina vaškuoti. Na va, puikiai. Kadangi sieju skirtingas rūšis, labai svarbu laikyti rąstus atskirai, kad jie nesiliestų vienas su kitu, skirtingos rūšys grybų. Čia yra pas mane sukrauti šitakiai, ten toliau liūto karčiai ir šitos 2 aš jau laikysiu irgi atskirai. Na ir vienas dalykas, vis galvojau, kaip pasidaryti, kad atpažinti, pasidariau tokias korteles. Iš esmės, kad žinočiau, kur kokie grybai, nes šiaip lipdukai per 3-4 mėnesius dingsta. Taigi,
paprasto popieriaus ir laminavimo aparato pasidariau. Turėtų būti visai neblogai. Ir žinosiu, kur kokie grybai. Nu va. Golden Oyster, 24 metų gamybos. Tai va, iš esmės ką, darbas padarytas. Galima atsidaryti alaus, be abejo nealkoholinio. Dėkui, kad žiūrėjot. Jeigu klausimų yra, parašykit komentaruose ir iki greito.